Opa, kažką turim. O, žiūrėk mes. Nu ką. Tam taškelyje kol kas nieko. Einam į savo gerą vietą. Pusę valandos reabilitacijai. Jeigu ne, tada mes važiuosim savo reikalais. Gaila, kad negaliu pažuvauti šiokiadienį, šeštadienį. Taip jo laukia, sulaukia. Jis randa visokių nenumatytų dalykų. Vis galvoja, čia tik tai sezono pradžia, čia viskur mes suspėsim. Paskui pasirodo, kad niekur tu nesuspėsi. Į sezonas jau tuoj pasibaigs. Gerai, apie pozityvą. Prieki tiltelis. Turim 3 kotelius. Avižadrebį, ultralaitą. Ir dar vieną ultralaitą. Teisingiau laitą. Nors aš jį vadinčiau tekabunis laitą. Lengvai apsiginklavę. Pabandysim čia kažką nuveikti. Nu, koks čia tas pabandysim, pusę valandos. Nežinau, kiekvienai meškeriai po 10 minučių. Pradėsim nuo avižadrebį. Nu, čia tuose krūmuose šnypšč karosai kartais. Aš jau matau, ten karosinę gaudo. Teisingiau banda kažką. Gerai. Statomės miškeriokus. Tuo mes čia greitai prašukuosim. Avižadrebis pašol. Iš karto. Žiūrėsim, ką mes čia galim. Taip, sakėm, 10 minučių. Po 10 minučių kiekvienai miškerikiai. Ką čia da iš manęs nori? 10 minučių, viskas, laikas eina, 10 minučių. Kas laimės? Kas laimė? O, buvo kibimas iš karto. Nu. Su avižadrebiu, aišku čia. Aš net neabejoju, kad aš pagausiu. Čia greičiau nepagaut būtų sunku. Gerai. Antras metimėlis. Aišku, norėtus ne rainą kokį nors, o baltą žuvį. Baltą nedidelę žuvelę. Atidarom tą meškerį sąskaitą su žuvim ir imsim kitą. Nu, tai ko dabar? Tokia gera buvo pradžioje, ką viskas čia tik tiek. Bet aš, turim. Nu ką, baltą žuvį turim. Kuoja atsikabina. Nu, bet vis tiek, užsiskaita. Užsiskaita kojikė. Labai gerai. Nešeriuks kažkoks tai. Kojytė nedidelė, bet iš antro metimo, realiai ir pirmų metimų buvo kibis, gal biškį aš taip reikėjo gal duot biškį nuryt. Dešimt minučių. Neskubant, viskas teisingai turim padaryti. Yra, atskabina.
Atsikabina. Čia aš matau tuose meldose. O kaip čia jos krutin kažkas. Čia ir kažkuo tokia biški didesnė tuose meldose. Būtų gerai iškrapštyti. Opa, buvo vėl kibimėlis. Nu, gal dar reiktų čia pažaisti su svorio. Labai tingiu iš tikrųjų. 10 minučių turim. Opa, turim dar vieną. Nu, viskas tvarkoj. Nu, vėl atsikabina. Atsikabina, bet buvo iškelta iš vandens, reiškia pagauta. Nu, kur didesnės, jau dabar norėtas biškai kažko rimčiau, nu, ta prasme. O, iš karto kibimas. Nu, čia raudės tos. Nu, ir čia nuo paviršiaus ešerys, nu, tau velnas. Tu ešerį, tu čia, blemba, kas, o čia, tu pankuoji čia. Nu, taip, nesu pagavęs, kad taip nuo paviršiaus tik įkritas čiuptų ešerys. Nu, man taip nebuvo, gal taip turbūt, nežinau. Ešerys ant paviršiaus. Gal esi bendrai mailių gauda, galėjai rinkti. Visai įmanoma, kodėl ne. Žodžiu, su avižadrebiu. O čia buvo geras kaip be moksų buvo. O čia buvo smūgis, jau čia buvo įdomu. Žodžiu, su avižadrebiu. Čia turint laiką, oi čia gali prisitsaskinti. Čia nereikia netgi jokių čia sudėtingų pravedimų, čia tiesiog gali va taip, sukt, kaip sako, nereikia čia jokių daužymų per tą kotą. Žinau, aš bandžiau ir taip. Gal gerai, kai ten padaužino, gal ten pavirpini, kaip sako. Bet kada žuvis aktyvi, kaip šiandien, nu, nežinau, kiek čia aktyvi. Nu, vėjas, kas mano ta. Taip, davai didesnį. Duodam nuskęs, kiek mes čia pažvejojam. To laiko, 5 minutės. 5 minutės. 3 žuvis, taip neskubant, nieko, čia mes nekaitaliojam. Barkšt. Nu. Tokį karosą būtų čia įvinioti. Visai neblogai būtų. Gražių turiu aš čia svajonių. Aš tik žinau, kad kai aš paimsiu ultralaitą, čia to gerumo nebus tiek, kaip su šituo koteliu. Ta šūda tai visur yra, čia pritrauks. Nu, das. Ir vėl turim raudelį. Žodžiu ką, išvadas tokias. Su avižadrebiu, čia norint tikrai pasimonėti, čia gali prisimonėti. Nu, davai, eik namo viskas. Gali. Greitai, linksmai prisižvejoti. Nu, sakant, laiką praleisti. Bet mes dabar padėsim jį į šoną. Nes to kalibro žuvies kažkaip nėra noro šiandien. Nu, yra, bet kadangi laiko nėra daug, tai kažkaip norėtus kažką biškį solidžiau. Nu, pasiėmam endorfiną. Čia kiek čia tų gramų? 3 gramukai. Nu, čia biškį atviresnius vandenis. Nu, niekaip manis tą kalbą nepaleidžia. Jūs gal galvojat, kad aš čia nemoku kalbėti, bet man buvo rimtų problemų su sveikata, tai aš iš naujo pradėjau mokintis kalbėti.
tiem, kas nežino. Gerai, dabar apie žvejybą toliau. Tai laikrodžiui pranešus, kad 10 minučių pasibaigė, mes dadėsim ultralaitui lygiai 10 minučių, tai jisai bus kažkur 13 minučių. Forų. Na ir paskui bandysim lydeką, nors žinoma ir čia ant visų tų 3 kotų buvo galima tą lydeką pagauti arba lydekaitę. Ten kažkas valtelį, man atrodo, gaudo karosą bando gaudyti arba linioką. Visai neblogas buvo kibimas. Ant ultralaito buvo kibimas. Toj valteliai iš anksto pasidarius pajaukinimą, kodėl ne. Ten su meškerykė neprieisi, neužmesi. Nuslipa netoli plaukt. Gali visai neblogai įsikurti. Čia toj pradės pas mum karosai nešti. Dar nesigirdėjo. Tai kaip žinia, jie per tą nerštą akim, nors čia kaip pasakęs, metus dabar gal nieks nekybai. Na, bet gal 3 metai nebus iš eilės tokie prasti. Vilčių tų visą laiką yra. Žodžiu. Ten toliam krante yra 2 rybokai ant krantą, jie gauda būtent ant tos karosas. Bet jeigu jie tik 2, tai reiškia šūdą tamsta mokytoją jie ten gauda, nes kai tas karosas kimba, tai ten tų žvejų daugiau negu medžių tam krante. Iš vakarą turi atvažiuoti, kad gauti vietą. Žodžiu. Tiek informacijos, aš ten toliau mačiau, nuo manęs čia kažkur per 50 metrų tokie išėjimai gražus. Toks kaip kad lydekioks kažką vaikytų. Čia šiaip vieta nebloga yra. Kaip nuo kranto gauti, kas čia man daro. Žodžiu, šiandien pagauti. Nu va. Kuku, laikas baigėsi, tai mes dabar tai, iš naujo 10 minučių. Duodam ultralaitą. Gal kai vėja nėra, su avižadrebiu jo idealu, bet tam ešeriui, lydekai, galėtų būti toks biškį pasišiaušims telkinį. Čia taikia žuvį, tai čia pasaka, gaudyt pasaka. Su plūdelė prie meldų. Nu, idealu, vėjuką nėra, šilta. Kokį mes čia slėgį turim šiandien, tai pasižiūrim. Oi, ką tu čia. Va dėl ko čia taip viskas yra. Sakau, ne veltui tą lietų čia pravanašavo. Su slėgiu čia pas mus labai prastai. Kibimo atžvilgiu. Čia nebent kokia taip savo praplaukiančia netyčia, lydekui palesnukį numetus gali taip griebs. Didesnę masalą į tų ešeriukų čia tikrai yra. Jie nenori. Jei nenori, tai jam nieko nepadary. O, kažkas buvo. Kažko nori.
Prisibazarinsiu. Nu, o vysis, o nesivysi. Su valtelėm visi išplaukė į kitus krantus. Visi galvoja, kad ten bus. Va čia va pas mane veiksmas yra. Nu ką, kas čia ką gauda? Davai, čiupk. Čiupk mano. Fantastinis rytis. Bet tik rytis. Čia turėtų viskas greitai labai pasikeisti. Sąlygom gali gerai. Aš neturiu laiko žvejybai šiandien. Bet kaip rytą užskaitau. Žuvies galėjau jau pagauti ir daugiau, bet nu ką, noris išbandyti viską. Kaip saka, ten, žinai, ant 2 kėdžių iš karto nepasidėsi, o aš pabandysiu. Apdruk. Ešerys jau dabar pilnai išneršęs. Jau pailsėjęs, jie čia dabar turi gruobti. Na, čia nuo kranta tų didelių ešerių lapatinių, nu, sunku. Labiau toks rudenį. Nu ką, kažkaip, nu, atsisakau, tuščias reikalas, o masaliuksas yra geras, liuksas. Čia viskas jo super, kada ir žuvies. Mes čia galėtumėm pabandyti tą spalvą pakeisti, nėra čia ką keisti. Čia nėra žuvis, jeigu nenori kipt slėgis, to toks va. Čia laiką gaišims, tik bus spalvą kaitaliuoti. Čia yra boks jau grįžti. Nieko gero ten nepešęs ant sėkliaus. Jeigu grįžę, tai reiškia ten rūkykla. Bet manau, kad rūkykla yra visur, nes va tas va valtelė čia, kur sėdži, irgi snaudė. Jokia veiksma, rankų nekelnoji. Žodžiu, žvejybai. Oro sąlygas. Superinis, kas liečia pačiam kūnui. Bet kas liečia kibimus, tai va taip. Odi gerai. Kad taip, kai man negalim gaudyti, kiek aš noriu, labai gerai, kad ta žuvis nekim. Nu, bet va, kas čia dabar? Kas čia kažką nori, čia. Nu, davai, kur nors čia netoli kažkas čia medžioja. Čia žinok dabar tau, čia žaderbį gal paduot čia. Bet, nu, noris biškį kažką rimčiau į kadrą. Bent jau tą patį ešerį didesnį. Šūdą. Nu, gerai. Dabar numesime ten palei meldus. Opa. Biškį per arti. Bet va čia va žuvies yra tos smulkmės. Ir pažiūrėsim. Čia visai jau nenories šiandien nieko. Na, davai, ešeriuks. Ešeriuksas.
Ešeriksas, obeliksas. Nu, tyluma. Tyluma. Nu, dar vienas įkis. Bet tam palei karančiuką. Juvelyriškai. Nu, biški netaikliai, bet. Čia reikia katinai sėlint to telčiukų, kad čia nenusibaidyti iš tų krūmų. Čia tose meldose, sakau, kažką šnypšti. Visi žiūrėjus, tai palanksta. Čia jo, čia maža žuvis taip nepalankstys. Nu, bet nesuspyni, jeigu tam tuose kakarykose čia gaudė, čia jūs pluodelę reiktų. Gegutę kukuoj girdžiu, kišenės tuščias. Ale tai gerai. Ką netikiu aš tais prietarais. Nu ką, nieko gero, ne? Nieko gero. Visiškai nieks nesidom to mano masalioko. Čia ofsetinis kabliuks, viskas čia galim dugnu pravilt tvarkingai. Tai jeigu nenori, tai ką tu jam darysi? Nenori, nereikia. Oi, kaip gerai užmečiau dabar tą visą pakrantę prasokuosim. Iš lėto. Ten gal koks būdintis lydekioks bus. O, dar vieni ribokai įsimiegoja atvažiavo. Tokiu laiku reik namo važiuoti, ne valtį leisti. Arba labai iš toli važiavo, gal 3 valandas iki mūsų gerą tenkenuką. Nu, tai kur ta žuvis? Žuvis vandenį. Nu, žodžiu, koks nors absoliutiškai net nenori pabandyti. Gerai. Labai gerai. Kaip sakant, aš jau rankas žuvim susismardinu. Nu, arba pasikvepinau, kad čia neįžeiščiau ko nors. Dabar čiumpam kitą kotelį. Kiek mes čia turim dabar to laiką? O, čia kaip tik laikas baigėsi. Всё. 10 minučių. 10 minučių. Pagaut lydeką. Nu, jeigu starkis užkips, nu būtų faina. Koks skirtumas, starkis ar lydeka? Starkę negalim. Lydeką galim, bet aš vis tiek tą žuvį vis tiek visą laiką paleidžiu atgal. Bet starkis būtų solidžiau. Aišku, čia nuo to, kur aš čia esu ant to leptuko, nu čia šansų starkiui, oi, esu kaip nedaug. Bet ko nepasvajoti. 10 minučių svajonių. 1 minutė įgyvendinimui. Užtengia čia. Kaip bebūtų, čia mano didžiausia lydeka pagauta iš tos vietos tam tvenkiny. Didesnės aš čia nesu pagavęs nei su valtim, nei kitam krante, nei blaivs, nei girts, nei taip toliau. Nu, sakau, jokia judesė. Stebiu žvejus. Jum, aišku, kamera neperduot ten taip toli. Man nesimato, kad žmonės veik, bet kada veiksmas yra, taigi žmogus ten kilnojas.
Šką jud. Nieka visi sėški prisišykę į rūką. Kas tiesioginė ta žodžio prasme rūka, kas. Žodžiu. Nu, čia kaip man tik širdutė suvirpėjo, jau galvojau, kad čia turėjau smogelį, nifiga čia. Į žolių kupstelį greičiausiai buvo tas visas. Oi, čia da gerai įsižiūrėjau, da ten su palapinė kažkas jau. Greičiausiai vakar iš vakar atvažiavę, nu ko ne. Iš penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, aš čia suprantu. Smagu. Pabūt gamtoj, tik tiek, kad jam labai nepasisekė, nes šiandien lietus, rytoj taip pat lietus. Taip kad... Nu, oro nepasirinksi. Oi, kaip idealiai įmečiau. Idealiai. Tiesiai prie meldukų. Jeigu ten sėdėjo budintis, jau galvau, kad čia turi. Ir šiais būtų čiupęs. Čia tokia lankėlė, na žinai. Vis tiek viens lydeks tur ganytis čia, tas prižiūrėtas visas šiukšlės. Kas tas šiukšlės čia? Prižiūrės, jeigu nelydeks. Kad čia viens akets yra, tai net nebejoju. Klausimus tik jisai norės mano tą gumikę čiupt. Nu, gumikė tai ideali. Nu, dasik. Idealiai, palei meldus, tarkšti. Nu. Nu, davai. Išeik pasirodyk čia į eterį. Nu, gerai. Aš matau, kad čia biškį ant gilumos daugiau kažkokie veiksmai yra. Gal čia į nelidekai. Nu, ne gal, o faktas, kad čia nelidekai. Bet kažkas jūt. Gal netoliai į tą savokiškų šalmų, kur nors netoli. Stebi visą aplinką. Na, žiūrim dabar čia. Šlėtą pasivėsim. Šlėto, išlėto. Nu. Jau kaip tik va tie metrai, kur čia turėtų sėdėti. Aš labiau žiūriu tą deduką, o tą nededuką, nežinau, nesimato. Ką esi ten su tą plūtinę. Galėtų ištraukti, norėčiau pažiūrėti, ką jis ten. Ir kaip jis ten. Nu, bet jis irgi jokia veiksmo, tai jis net neprisimetinėjai. Kiek viskas blogai. Gerai. Sakysit, spalva negera, ne? Morka. Gera ta spalva. Ta spalva labai gera. Čia man pradėjo sprandą sukt, nesuprantu, čia sugipsuos. Tai ką tada? Po biškį jau galima apibendrinti,
kai nieks nekims avižadrebių, kažką vis tiek pagauni, vat. Jei noritės pizdavokit, norit ne, bet yra tokios teisybės. Ir ten nereikia kažko labai prisigalvoti, kažko kaitalioti. Tai sakau, 2 avižėlės įsidėjai į kišenę į viskas, į arbatos į termosą, jeigu reikia. O bendrai rimtai, aš pats turiu arbatos, ko čia, man neatsigertos arbatos. O, rupūžėka karšta. Žodžiu, šiandien žuvies nebus. Kaip visą laiką nebus. Tai gal to video irgi nebus. Taip, ką mes čia šiandien turim? Šiandien yra šeštadienis, 5 mėnesio 16 dieną, 2026 metai. Kam įdomu, kam aktualu. Labai lyka nebedaug laukti, kada starkiam. O, dabar tai prisidirbau, dabar tai tikrai turi. O, šiek išsivadavom. Žodžiu, starkiam bus atimta neliečiamybė. Čia visi labai lauk, bet aš kaip visą laiką da mėnesį nekim. Nu, yra specialistai, aišku, kas tam jau ten įmušę ranką viską turi aparatūras, jie pagauntus, tarkim. Aš kadangi nespecialistas, starkių gaudėme, bet pernai 2 tokios įmonijų. Ir reikia pripažinti, kad tikrai aš gaudžiau starkį būtent, nes buvo masalas parinktas toks, bent jau pagal profesionalų patarimus, ant gilumos, su tam tikrais pravedimais, buvo pagauta. Nu, aišku, čia tas toks nerodiklis, 2 starkiai, bet vis tiek rezultatas pasieks. Neaišku, kiek tų starkių iš vis anam tvenkinį yra. Gal tik tais 2 yra, pavyzdžiui. Juokauju. Yra 1 į 2 pagavau. Va, skirtingi svoriai, skirtingi ilgiai. Nu ką, laiks baigęs. Baigęs laiks mano žvejybas. Ir galvojau, kad turi žuvį, nu. O čia būtų smagi pabaiga, tokia linksma, kaip sako. Nu į ką tada, žiūrėkit, padarom tokį dabar eksperimentą. Taip, aš šitos 5 minutės, man čia nieko nepakeis labai gyvenime. Paimsim dabar specialiai vėl avižadrebį. Mikromasaliukais. Tai pažiūrėsim. Kaip bus dabar. O čia per 20 minučių pasikeitė kas nors, ne, va tas pas masaliuks, viskas, ta pati kūdra, ta pati. Oi, kaip gerai, tiesiai tarp meldų, tuk. Nu, davai. Žuvytė, mums reikia atsisveikinti su žuvim kadre. O, buvo. Kibimą turėjau. Štai ištrauksiu. Nu, davai. Nežinau ką. Nu.
Tai ko tu dabar čia taip? Tai suspyręs, nu gerai. Dasik. Alright. Tos raudžikės irgi tokias nedidelės. Pats mačiau, čia vat, yra lietuvių prifilmuota, gražių raudžių pagavo chebra. Savižadrebį tikrai smagu, rauda kai kert. Netgi jaučiu smarkiau gal netgi už ešerį. Tas pirms smūgis toks. Tų, kaip sakant, motininė raudžikė. Nevaikiškų. Nu, į ko dabar čia savižadrebių, ką viskas čia. Čia visai nieks nebėkiama čia. Čia aš gaudyt nemoku gal. Gal ir nemoku. Kas čia gali vertinti, moku aš ar nemoku. Reikia vertinti, tai atsivežti. Čia. Nu, davai, žuvėt, davai. Čia prigyriau, nu. Nu, pradėjus. Nu. Nu, gerai. Jaučiu ten palei meldas visiškai. Metam į tos meldas. Oi, kaip idealiai užmesta iš to žolyną ir sitrauksim. Nu. Taigi žiūrėkit, aš jums ten tokią skanaminą įmečiu. Olio. Ne, nu tai ką tada čia, kaip sakant, laukite tęsinio. Jeigu čia tai per 20 minučių, nu, viskas pasikeitė kardinaliai, neturiu žodžių. Nu, neturiu žodžių, absoliutiškai. Davai, dar vieną metimą va į šitą pusę. Pažiūrėsim. Nes nesinori kažkaip ant tokios natos užbaigti čia tokią labai jau trumpą žvejybą. O meldai jud. Meldose kažkas tupi. Žuvies yra. Žodžiu. O, kaip buvo, matėt, 20 minučių atgal. Viskas puikiausiai kybo. Nu gerai, dasikis. Kas čia pasikeitė dabar? Staigiai. Į šokius gal išėjo ta žuvis. Gegužinė čia. Paėmė viskas įdinga taip pat. Oi, kokį karosą matau, chebra, jūs neįsivaizduojat, kokį karosą. Jūs neįsivaizduojat, kokią didumo karosą, ką tik mačiau čia. Čia tas karosas įjudina tas meldas. Tai jau jų yra čia. Tikrai nemenka, tokia nevaikiška, smetonska. Gaila, neišėjo nufilmuoti. O gal dar matysis, aš nežinau. Pabandysiu namuose peržiūrėti.
O, turėjau žuvelą. Vis dėlto turėjau dar vieną kibimą, mačiau raudžikę. Bet nenorėjo taip, kas užsikirsto. Taip, pažiūrėsiu namuose montuodams. Gal išėjo irgi jį pamatyti, kamerai užfiksuoti teisingiau, bet abejoju. O, aš matau kaip ešeriukai mano tą. Aha. Žiūrėkit, galim pažiūrėti kaip su žieminė meškerė. O tai va, bumba. Nu. 3 atsivyja, nu. 3 matroskinai. Nu, va. Jau tokie įtarus. Rudenį čia. Taip va. Nežinau, alkanį tiek buvo, tik reikėjo daug priėsti. Čia galėdai va tai va trauktis. Nereik niekur mesti, nuo tiltuką įleidai. Kaip su žieminė. Ilgesnė žieminė tokia. Nu, viskas dabar tą parsitraukiu, manau, kad važiuosime savo reikalais. Viskas. Nenori, nereik. Karosą mačiau, yra čia jau atplaukia. Neršti ruošęs. Labai gerai. O gal netgi šiandien bus tas visas čia reikalas, nes jie jau turėtų apie tai pagalvoti. O mes ką? O mes pasišokinėdami. Žiūrėjom namo. Liktai pranešė, kad prognozę nepranešė, bet parodyta. Programėlė, kad tas lietus liktai 6 baigsis. Jeigu bus ta tokia nuotaika. Į karosą kokį matau, jo, pernai teatrą. O gal da čia paimti sumesti, hebrytė, tokie karosai čia plaukiai palei krantą. Bet man atrodo, kaip sakant, jeigu jis nori pesti, jis čia tikrai neės. Atsiprašau, kad tai pasakiau, nu, bet kitaip neišeina. Jeigu jisai ruoštės nerštui, tai jam tas čia paėdims buvęs, nebuvęs dabar. Ypač ant to dirbtinę masalą. Bet va čia raudžio aš matau. Raudžykių tai sočiai. Opa, tai turim. Atsikabina. Nu, žiūrėk, tada mes čia pasigausim. Kai kokį triperį pasigaut gali. Žuvį reik sugaut. Pasigaut gali tik triperį. Nu, bet irgi čia karosas išlenda toks. Opa, kažką turim. O, žiūrėk, mes turim plakį. Karšį, kas čia toks. Nu, iš viso visai neblogai. Nu, su avižadrebiu tokį bonusą. O, mat, sako, negaudysi, neturėsi. Kas čia toks? Nu, kas tu? Baig čia dabar durnavot, blemba, nu, kiek čia dabar. Suprantu, kad tau labai linksma mane pamačius. Nežinau. Karšis, aplakis. Ne, čia karšis. Žinau. Juokauju, ką nežinau. Žuvis visas pažįstu. Silkę gerai pažįstu. Su svogūnais ir gribukais.
Kada? O, čia tai rankšluostuką, nu, ateik. Čia lysk lauką, man reikia rankas. Nu, dar reikia vieną metimą padaryti, man toks biškės artuks. Nu, visai gerai, nu tai ką, 3 žuvis. Oi, čia tas liūlis dar reikia nuvalyti teisingai. Jeigu tų liūlių yra, tai ant tų liūlių, kaip sako, tai ne liūlės. O šūdina žuvis. Skani, rūkyta, smagu traukti didelius juos. Nu, bet tie snargliai, blem, bet kažkas baisaus, blem. Ypač tie, kas, pavyzdžiui, žvejoj ir, sakykime, jas irgi paleidinėt, bet dėti skiaurę tam, kad žmonėm parodyt nufilmavę. Paskui viskas duok, ten siaubas. Tai aš dabar net skiaurės net nebeimu. Jeigu gaudavo tą visą reikalą, tai iškart namoje viskas. Nebesmardinu. Kažkada dar per klaidą esu palikęs mašinai. Grįžęs nu kaip užmiršęs. Lietus tiesiog lyja. 2 dienas prabuvo tas kiaurė automobilį, tai įsivaizduojat, kaip ten viskas. Žodžiu. O, karosai, hebra, žiūrėkit, parodysiu galvą, matos, 2 karosai, didžiuliai karosai. Kaip jiem parodyti, kad aš čia žvejoju. O, čiupkit. Plepa, kokie karosai, nu, aš net nežiūriu tą raudę, kad man čia užkyba. Taip, jie ruošias nerštui, vien šalia kitą plaukiai. Arba, nu kaip porelė, ne vien šalia kitą. Čia reiktų sakyti. Oi. Nu ką, pagal kažko nepagavau, bet širdis džiaugiasi. Kaip sakant, akim pena sočiai. Yra čia tų karoso. Sakau, jų dabar pagauti čia taip ant dirbtinę masalą, nu tikrai jaučiu, nėra nerealu gal. O gal aš klystu, nežinau. Su avižadrebiu tik pradėjau pažindintis, tai čia nežinau, nerštą metu kimbant ant dirbtinę masalioką. Sunku kažką pasakyti. Žodžiu, da paskutinį metimą. Viskas. 3 rūšių žuvis pagautos, beje visas tik tais ant, arba teisingiau su avižadrebio koteliu. Nu, vėl tas karosas plaukia, aš nežinau, o matas, ar nesimato, taip plaukia jisai, nu didelis, tikrai didelis. Jie čia dabar renkas į savo kasmetinį tusą. Labai gerai. Labai gerai, kad aš viską pamačiau. Reiškia, kaip aš galvoju, taip viskas bus. Tikiuosi. Viskas, dabar važiuojam namo. Ir kaip minėjau, gal bus toks variantas, kad kas čia dabar yra, kur aš jau įlipu. Gal bus toks variantas, kad vakare nustos lyt, jeigu šis pradės. Ir tada aš vakare atvažiuosiu čia vėl. Gal tada reikės pasimti plūdinukę. Kažkaip nežinau, netgi nesuprastų manęs, jeigu aš sliekų paprašyčiau žvejybos skyrių, nežinau, gyvenime nepirkęs. Negaudau gyvais masalais. Bet tektų nusipirkti kokį naktinuką, pasidaryti porą kukulių, gerą pašarą, užsimesti. Nu į ką, ir paskui su avižadrebiu kitoj pusėje pažaist na leptuką. Kokią valandą, 2 prieš temstant.
O temstant, kaip žinoma, įlinioks gali ateit pasilabėt. Automobilių daug, žvejų daug. Aš paskutinis atvažiavau, į pirms išvažiuoju namo. Da taip nėra buvę, bet būn visaip. Būn visaip. Tai aš labai nenoriu atsisveikinti ilgam. Todėl galbūt taip, kad mes dar šiandien pasimatysim. Все. Iki visiems.